Dauguma vyrų apie prostatą pradeda galvoti tik tada, kai ji pradeda trukdyti gyventi, kai miegas tampa fragmentuotas, o diena be energijos. Dažniausiai, mes vyrai, aišku, kieti, tai kažkaip galvom, kokie hormonai. Hormonai apie moteris, ne, mes visada galvom, bet pasirodo, ne. Tas pats hormonai yra pas vyrus ir tas pats šokinėja ir keičiasi. Ir tu ypač pajunti 50 perkopį. Prostata tai yra tas organas, kuris dėja pastoviai nedirba. Širdis dirba pastoviai, plaučiai dirba pastoviai. Prostata dirba tik tai lytinio akto metu. Su amžium dėja taip yra, mūsų lytiniai santykiai jie surėtėja. Todėl nuo nieko neveikimo prostata tiesiog pradeda didėti. Nemaža dalis vyrų nežino, kokį svarbų vaidmenį atlieka prostata, todėl jos sveikata nelabai rūpinasi. O vertėtų, nes prostatos ligos gali sukelti inkstų išlapimo, reprodukcinės sistemos veiklos sutrikimus, pabloginti seksualinio gyvenimo kokybę. Kai kuriems pacientams kyla vaisingumo problemų. Dažniausiai žmonės pradeda domėtis savo tą lytinę sveikatą ar prostatos sveikatą tuomet, kuomet užklumpa kažkokios bėdos, pasireiškia pirmieji simptomai ir kada reikia praverti daktaro kabineto duris. Pirmiausia, naktiniai prabudimai, vėliau mažiau energijos dieną, dažnesnis šlapinimasis, silpnesnė erekcija ir vis mažiau noro seksui. Tada atsiranda klausimas, kurio vyrai dažnai vengia. Ar tai jau pirmieji prostatos signalai? Dabar, kaip man 52 metai šiuo metu, kaip tik 5 vaikų tėvas, taip. Ir tai atrodo varai, viskas gerai, energija, vaikų čia auga, tam reikia to, bet iš tikrųjų viešaigi niekas neskelbia. Tu kaip tu jauties 20, 30, niekas tau nesako, tu žinai 50 ir po tau nenori, truputį viskas pradeda lėtėti, keistis. Niekas to viešai nepasakys, tu tik taip pats atėjęs amžių pajunti tą ir supranti, kad taip, energijos mažėjo. Naktį atsikeli. Kažkas ne taip. Anksčiau miegodavai ramiai, tada jau užsiblaškai, nebeužmiegi, pabundi ryte, energijos nėra. Reikia tvarkyti, vaikučiai noriu ten, dar padėko, tu jau norisi prigult, ant sofutės pasidėt. Ką daryti? Kažkaip tai tada, čia vyrai, žinokit, prasideda tas reikalas, kur vadinama antroji vyro širdis, kuri yra, bet apie ją nieks visą gyvenimą nežinai, kad tokia egzistuoja, kol jinai nepradeda siųsti tavo tų vadinamų signalų pirmųjų. Ūmios būklės, ūmios patologijos susijęs su prostata yra pakankamai dažnas, tai yra prostatos uždegimas arba prostatitas. Tai tikrai tenka kiekvieną dieną keletą pacientų tikrai pagydyti. Antras dalykas, tai yra vėlgi susijęs su vyrų amžium, tai yra su prostatos hiperplazija arba adenoma, gerybinė prostatos adenoma, kai su amžium padidėja prostata ir taip jau yra, kai kuriems pacientams tiesiog susilaiko šlapimas. Pacientai negali pasišlapinti dėl pačio dydžio prostatos, tikrai tai yra dažnas reiškinys. Specialistai pabrėžia, svarbiausia neignoruoti pirmųjų signalų. Kuo anksčiau vyras pradeda rūpintis prostatos sveikata, tuo didesnė tikimybė išvengti rimtesnių problemų. Kai visi 5 vaikų tėvas, planuoja savo veiklas, finansus, vis tiek viskam reikia, būreliai, kažkas, atostogos ir tu negali tiesiog jau galvoti, aš sėdėsiu ant sofutės. Ne, tu planuoji vieni darbai, 2, 3, 4, kad juos atlikti reikia energijos, reikia veiksmo, tai tu sėdėdamas to nepasidarysi. Ir tada galvoju, jeigu aš taip toliau eisiu, viskas susileis žemyn, tai toks, vis tiek yra atsakomybės jausmas, paskolos, visi kiti dalykai ir tu nori energijos. Tada, sakau, pradėjau domėtis, kur čia ką, kaip čia tą visą balansą palaikyti toliau. Kalbuosi su draugu, sako, vienas pažįstamas, antras, sako, bent 3 pažįstami, vienas šiek tiek vyresnis, kitas mūsų amžiaus, panašiai, vienam chemoterapija, kitam operacija, kur pasidomi prostata. Širdis, antroji vyro širdis pabunda, reiškia, kaip sakyti, pusamžys ar panašiai, toj zonai tau atsiranda. Ir tada tu galvoji, o jeigu man, tai o kaip toliau, o kaip su vaikais, o kas jais pasirūpins, reikia toliau dar juos paauginti ir pats dar nori tos veiklos. Ir tada supranti, kad tau reikia kažką daryti dabar skubiai, nes paskui bus vėlu. Tu eini, gali tempt organizmas, paskui jisai lūžta staigiai. Pradėjau galvoti, ką daryti, kur ieškoti ir tada tokį atradau Golo, itališkas produktas, tikrai pagaminta Italijai.
Ir kas patiko, kad kai pasižiūrėjau sudėtį, tai ne taip, kad ten kažkokia žolelė dėl vaizdo dėta viena, nu, kad ten va jau tu lėki, o ten iš tikrųjų yra bent 4 komponentai mažiausiai įdėti. Vaistininkai pastebi, vyrai vis dažniau ieško sprendimų, kurie padėtų palaikyti prostatos funkciją ir savijautą. Vienas iš tokių pasirinkimų – Golo. Golo yra efektyvus ir inovatyvus maisto papildas vyrams, kurio sudedamosios dalys yra kvercetinas, liporūgštis, beta-sitosterolis ir gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas. Gulsčiųjų serenojų vaisiai padeda palaikyti prostatos ir vyrų šlapimo organų fiziologinės funkcijas. Vienas iš svarbiausių Golo komponentų – gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas. Šis augalas vertinamas dėl savo savybių, padedančių palaikyti normalią prostatos ir šlapimo sistemos veiklą. Tokie preparatai, kur yra sabapalmė arba gulsčioji serenoja, lotyniškai serenoja repens, kuri įeina į daugelį maisto papildų, kurie yra skirti, sakykim, gerinti prostatos sveikatą. Manoma, kad tai yra priešuždegimiškai veikiantis tas ekstraktas. Šiuo metu yra atlikta nemažai klinikinių tyrimų, kurių duomenys leidžia teigti, kad gulsčiųjų serenojų ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos, šlapimo ir reprodukcinę funkcijas. Dar nemažiau svarbus dalykas tai, kad šis augalas blokuoja testosterono virtimą dihidrotestosteronu. Tai yra lytinio hormono virtimą į tą formą, kuri taip pat skatina prostatos vešėjimą, tai kitaip sakant, didėjimą. Tai va, pirmas iš tų yra toksai gulsčiųjų serenojų ekstraktas, pasidomėjau. Pasirodo, jį naudoja Šiaurės Amerikos indėnai jau kelis šimtmečius atgal ir iš tikrųjų daugybę metų, dabar jau tie tyrimai visi atskleidė, specialiai tam vadinamą vyriškumo, reiškia, visai potenciją, energiją ir panašiai palaikyti. Tai jie naudoja daugybę metų ir iš tikrųjų tai veikia, pasirodo. Golo gali būti aktualus vyrams, kurie nori išlaikyti aktyvų lytinį gyvenimą ir energiją. Kaip teigia specialistai, šie pokyčiai dažnai susiję su natūraliu testosterono mažėjimu su amžiumi. Lytinio akto metu prostata jinai gerėja jos medžiagų apykaita, pagerėja jos kraujotaka. Bet taip jau yra, kad su amžium tai yra fiziologiniai procesai. Mūsų organizmas sensta ir dėl to mažėja mūsų hormonų kiekis, koncentracija organizme, dėl to sutrinka ir erekcija, sutrinka ir tas mūsų libido, dėl to retėja tie lytiniai santykiai. Mažėja ne tik tai testosterono koncentracija organizme, mažėja ir augimo hormono, mažėja ir melatonino organizme. Tai aš visą laiką sakau, neturi reikšmės. Jeigu jūs nueisite, jeigu jums pasiūlys papildus, vienareikšmiškai blogiau nuo jų nebus, tikrai bus geriau. Praeityje atliktos daug šios palmės ekstrakto tyrimų. Kai kurie iš jų rodė, kad ekstraktas gali būti naudingas prostatos gerybinės hiperplazijos atvejais ir ne tik. Gulsčiosios serenojos nauda siejama su prostatos, šlapimo takų ir testosterono problemomis. Kai Tauras pasidomėjo Golo sudėtimi, suprato, čia ne šiaip papildas, o apgalvotai suderinta, mokslu pagrįsta formulė. Kitas elementas yra lipoinė rūgštis. Tai čia iš vis yra, kaip pasidomėjau, pasirodo toksai natūralus, reiškia, antioksidantas. Trečias elementas yra kvercetinas, tai tiesiog natūralus augalinis flavonoidas, kur susijęs su šlapinimosi funkcija. Dažnai galima matyti įvairių, sakykime, papildų sudėtyje kaip sudėtinę atskirą dalį, kaip komponentą, kuris neatskirai naudojamas, bet kartu su kitais ir papildant tą poveikį bendrą. Na, iš jo žinomų gerų poveikių, tai tikrai naudingų organizmui, tai priešuždegiminis poveikis. Ir va čia jisai komponente, kai jisai komponuojamas kartu su kitais aktyviom medžiagom, kurios mažina uždegimą, gaunamas geresnis efektas. Ir dar vienas svarbus Golo komponentas – beta-sitosterolis. Augalinės kilmės junginys plačiai naudojamas vyrų sveikatai skirtose sprendimuose. Beta-sitosterolis tai yra sterolių grupės augalinis toksai išskirtinis junginys, kuris labai plačiai aptinkamas įvairiuose augaluose. Ir kaip atskiras komponentas, taip yra serenoja repens augale aptinkamas, tačiau jis kartu naudojamas ir kaip atskiras komponentas. Jisai naudingas ne vien prostatos adenomos atveju, bet lygiai taip pat naudingas mažinant cholesterolio kiekį, jeigu jis yra padidėjęs.
Taurui svarbiausia išlikti aktyviam, sportuoti, leisti laiką su vaikais ir jaustis gerai. Todėl Golo tapo jo pasirinkimu kasdien, nes kartais sprendimai prasideda ne tada, kai skauda, o tada, kai dar gali pasirinkti. Maisto papildas Golo itališkas man irgi patiko ir per tos visus ingredientus natūralius. Tu vartoji, sakau, minėjau man apie po mėnesio, turbūt pasijuto po truputį, tas tiesiog sugrįžo energija, potencialas, tu žiūri, naktim nebesikeli, save pačiupau, kad jau ramiai išmėgau, vieną naktį, antrą, trečią, kažkoks atsirado hormonų harmonija toksai, nes pats harmoniškumo gyvenime, mes dažniausiai būdavo, naktį, sakau, pabudau, neišsimėgau ir te viskas, tu guliniai, slampiniai, vaikai prašo to, tu gerai, bandai ten per jėgą daryti, o dabar viskas kažkaip sugrįžo į tą natūralias vėžes ir tas poveikis taip užtrunka, bet mėno nėra, reiškia, tas laikotarpis, kurį, reiškia, tu gali sulaukti tokio, nes priešingų atveju išdėjimai, išvešėjimai ir iš viso to sekančios pasiekmes. Tai visada reikia užkirsti kelią tiem dalykam truputį anksčiau, kol dar viskas neišsirutulioja į tokius jau labiau neigiamus procesus. Tie pirmieji signalai, kur ateina, tu juos reaguoji ir bandai pakeisti ir grįžti tą tiesiog natūralią, normalią vagą, kad tu galėtum funkcionuoti sveikai savo gyvenime.